Gal pavešit? Šoferiukas. Hey, come on, man. $. I like it, man. Really. Myliu Ameriką, man. Myliu Ameriką. Jei kam nors kartą teko leistis avantiūrą, turbūt pritars, kad visiškai nesvarbu kelionės maršrutas. Svarbiausia judėti naujų, nematytų žmonių link. Nes kur nematyti žmonės, ten ir tikras gyvenimas. Nuoširdus ir nepagražintas. Atviras ir provokuojantis. Taip, ankštai nesu gyvenęs gyvenime turbūt niekad tas 3 savaitės, kai 5 buvom susigrūdę į tą mažą automobiliuką. To Jaipur? Yes, welcome, sir. How It's much? possible. 1,000 rupees, please. Tifka. Okay, go inside. Kai mes sugrįžome iš Indijos, man atrodo, kad mes grįžome iš vieno labai didelio turgaus ir ne veltui indai sako, kad ten yra tiek daug žmonių, kad jie negali gyventi nemylėdami vienas kito ir dėl to pas juos yra toks labai artimas ryšys. Paskutinė mūsų kelionė į Indiją tik patvirtino, kad toks paprastas keliavimo būdas leidžia bendrauti su kito pasaulio žmonėmis, kartais visiškai be žodžių. Na, šitame kaip tikėm ir pro tą arką mes išvažiavom į Afriką ir labai gerai pamenu, kaip dar brėkštant kišome daiktus į mano milžinišką Mercedes ir viskas ten vos tilpo. Vytarai, tai tu pagalvok, 10 000 kilų. Patrauksi, niekur neskubi, mėnesį turi laisvą. Patrauksiu. Pašliukas vis patrauksiu. Aš turiu pilną baką benzino, sudegintas lūpas ir smėlėtas rankas. Kur keliaujam, niekas nežino, jeigu dingtume čia, mūsų niekas neras. Per pastaruosius 2 metus nuvažiavę beveik 50 000 kilometrų Afrikos, Azijos ir Indijos keliais, nusprendėme patikrinti, ar neribotų galimybių šalyje, kitoje žemės pusėje, rasime tai, dėl ko ir pradėjome savo televizinių avantiūrų ciklą. Tiems žmonėms, kurie seka mūsų kelionės, jiems buvo netikėta, kad mes štai dabar iš tokių egzotinių pakankamai kraštų mūsų požiūrių keliaujame į tokią civilizuotą šalį. Ir daugelis sakė, nu vyrai, tai ką jūs čia dabar visi. Bet aš visuomet esu įsitikinęs, kad net Lietuvoje mes nežinome daug dalykų, kas atvažiavo užsieniečiai, ką mes darome. Mes pasiūlom nuvažiuoti į Palangą, į Trakus, į Akropolį, štai ir viskas. Myliu Ameriką. There's no such thing, I think, as the usual American. It's like a mosaic. Nėra tokios savokos kaip stereotipinis amerikietis. Tai lyg mozaika. The nice thing about the United States Esminis dalykas, kalbant apie amerikiečius, yra tai, jog jie visi yra emigrantai, išskyrus žinoma tuos, kurie čia jau gyveno iki atvykstant europiečiams. Taigi, po kiek laiko, visos kultūros susimaišo tarpusavyje. everyone after a while accepts everyone else. Amerikiečiai mes matom juos valgančius didelės porcijas maisto, net mažos močiutės sugeba suvalgyti ten jaučio koją. Tačiau aš įsivaizduoju, kad tai yra vėlgi vienas iš stereotipų, nes ten yra puikių, gerų maisto restoranų ir aš manau, kad mes vėlgi visą tai patirsim ir greičiausiai vėl tas sunkusis darbas teks Vytarui, kuris pas mus yra būtent atsakingas už vietinės virtuvės kolorito perteikimą mūsų žiūrovams. Skanu. The stereotype is someone who Tipinis amerikietis yra toks, kuris per daug negalvoja, daug kalba, jam mažai rūpi globaliniai dalykai. is not concerned about the environment. All the things that I think that society is. Bet kaip ir visi stereotipai, jie griūna. Nors tai ir atskleidžia, kad apie save mes galvojame daugiau nei apie kitus.
what we think of ourselves than anything else. Kuo man Amerika ypatinga ir kuo įdomi. Visų pirma, tai politinė prasme aš visada laikiau ir laikau, kad Amerika išoriškai Lietuvai labai padėjo tapti nepriklausomą. Ir mano kartai tai labai svarbu, kaip kažkada Richardas Nixonas sakė, kad Sovietų sąjunga subirės pati iš savaime dėl vidinių prieštaravimų, tačiau manau, kad ir tie išoriniai poveikio priemonės taip pat labai prie to prisidėjo. I like it all, you so dirty, so bam, and I'm a better man. Take the video and put it on David Letterman and tell him how to sing for Trish. Mes klausom amerikietiškos muzikos, mes žiūrim jų filmus, mes matom, mes perkam produktus ir matom visą Ameriką savo gražiausiam ar blogiausiam išraiškom, ryjame McDonald's ir geriame Coca-Cola. Taip, kad jie jau, Amerika jau eksportavusi save mums į galvas, o ten važiavus be jokios abejonės. Man ta šalis patinka, aš nemanau, kad jinai labiau patinka man negu mano gimtoji Lietuva ir kol turiu čia ką veikti, tai be jokios abejonės aš neiškeiščiau, sakysim, Lietuvos į Ameriką, bet vis dėlto yra šalis, kurioje gimė rock'n'rollas ir tas rock'n'rollas yra ir gyvenimo būdas, tai yra ir kultūros dalis ir tai yra tiesiog gyvenimas kartais yra rock'n'rollas. Amerikoje praktiškai kiekviena diena gali tapti nuotykiu šiaip jau. Žinoma, mes susikūrėme jos ir čia, bet iš esmės aš kartais pagalvoju, gerai, tu kažkur Čikagoje geri tekilą su meksikiečiu, kuris yra barmenas ir kuris tau stato kas antrą drinką ir tu galiausiai su juo prisišnioji ir grįžti vakare, nes jisai tave parveža kažkur tai taksi. Tada tu kur nors Hjustone nueini į kirpyklą ir tau moteriškė pradeda aiškinti, ko tu neturi daryti striptizo klubuose ir kokios čia yra taisyklės ir kokie skanūs yra jų barbekių Tekso valstijoje. Tu gali būti kur nors Miami ir susitikti naktį klaidžiojančius vaikinus su didžiuliu kryžiumi, kurie bando atversti visą tą nuodėmių miestą į krikščionišką tikėjimą, padaryti katalikais. Jie ten turi iš tikrųjų labai didelę paletę įvairiausių žmonių tipažų ir taip toliau. Taip kad tas iš tikrųjų pritrenkia. Mes be šio požiūrį be jokios abejonės šiek tiek tylesni ir ramesni. Amerikiečiai man visų pirma asocijuojasi su labai dideliu galingu patriotizmu. Netgi mūsų pasirinktas pavadinimas šios kelionės Myliu Ameriką, tai yra toks žodžių žaismas. Myliu tai yra kaip ir mylios atstumo vienetas, mes nuvažiuosim daug mylių, amerikietiškų mylių, šiuo automobiliu apie 7000 planuojam. Ir myliu tai yra jausmas ir tai yra labai tokia plati savoka, tai yra ir amerikiečių toks superpatriotizmas, pseudopatriotizmas, vadinkim taip, kaip norim. Norėčiau, aišku, pamatyti Čikagoje visų pirma Lituanikos aikštę, kai jinai buvo pavadinta po mūsų lakūno tragiškos žūties. Tai vis tiek, tai, manau, svarbi vieta. Norėčiau Memphije aplankyti Elvio Preslio kapą. Norėčiau galų gale Los Andžele pamatyti tas raidės Hollywoodo, nors 100 kartų matytos ir gal ten nieko iš ties ypatingo nėra, bet norėčiau tai pamatyti. Tokie pilni norų pamatyti ir jums parodyti kitokią Ameriką. Vieną gegužės dieną mes sėdome į lėktuvą ir per kelias valandas atsiradome kitoje žemės pusėje. Pati lengviausia kelionės pradžia, kokia tik tai buvo. Su sąlyga, kad nesivežėm lašinių, dešrų ir kitų draudžiamų daiktų įsivežti į Jungtines Amerikos valstijas, kuriuose siaučia kiaulių gripas. Tai labai lengvai praleidom. Aš į Ameriką atvykstu jau berods kokį 6 kartą ir turbūt tai buvo pats paprasčiausias atvykimas į šią šalį, kuri iki šiol garsėjo labai griežtom įvažiavimo taisyklėm. Tai yra supaprastinta atvykimo tvarka internetu Lietuvoje, užpildai anketą, per po kelių sekundžių gauni patvirtinimą, kad tu esi kviečiamas į šalį ir gali važiuoti. Čikagoje mus pasitiko ir pagelbėti besirūpinant kelionės pradžios reikalais pasisiūlė jau 10 metų čia gyvenantis buvęs krepšininkas Aidas Buzelis. Rytas iš karto po mūsų atvykimo vakar atrodo, kad aklimatizacija vyksta sėkmingai. Lėtai, bet sėkmingai. Lietuvoje dabar vakaras, čia yra rytas. Ir mes važiuojam, jaučiamės kaip jaunikliai einantys į pirmą pasimatymą. Nuotraukose mes ją matėm, bet žinai, kaip prišliai būna irgi daug prišneka. Primeluoja. Prigiria, gal ten atvažiuosim, rasim kokią
Ta tokia surūdyjusi dama senyvo amžiaus. Kol kas žinom, kad tai yra 30 metų amžiaus Lincolnas. Raudonas, variklis 7,2. Matau jūs jau. Va čia tai automobilis. Aš tikėjausi, kad tai bus didelis automobilis, kad tai bus prabangiai atrodantis automobilis, stilingas automobilis, toksai holivudinis automobilis. Tačiau, kai pamačiau, kad jis iš tikrųjų yra beveik 6 metrų ilgio. Automobiliai būna maži, dideli ir tokie. Tokie, tai kokie čia yra geri. Man sakė, 6 metrų palauk. Gal čia ne mūsų? 1, 2, 3, 4, 5. Taip, Godzillos filmo reklama, dydis turi reikšmės. Man atrodo, kad mūsų automobiliui iš tikrųjų tinka. Man patinka svetinga šalis, nes paliktas automobilis atidarytas, prašom, sėskit. Kad salonas soda. Telpat kolegas? Ne, nu tai čia klausyk. Jeigu aš šitą automobilį važiuočiau Vokiečių gatvė, visos panos, pamirštų Lenkų sunkvežimių vairuotojus. O, ačiū. Nereikės laidelių sujunginėti. Odytė. Tuo metu mūsų Vytaro turbūt apėmė tokia, kai būna, kai tu gauni kažkokį naują žaislą, naują daiktą, tokia nuotaika, kur šiek tiek suvaikėjai, pradedi atrodyti šono, na, toli gražu nelabai oriai, krykštauti, žiūrinėti, viską čiupinėti ir įspūdis buvo iš tikrųjų labai didelis, kadangi tai automobilis, kurio Europoje labai mažai ir tu prisilieti prie kažko naujo, prie kažkokios mažos dalelės kitos kultūros ir suvoki, kad pataikėm tiesiai 10-tuką ir kad būtent tokio automobilio mes ir norėjome šiai kelionį. Aš tau sakau Amerika. O čia tai aš suprantu. Tu su tokiais rūbeliais yra nelygis jau sėsti tą automobilį. My life complete, and I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you. Kur dokumentai dažniausiai čia būna. O, kas čia iškrito? Lemputė, jau sugadė. Yra kiti akcesoriai, žinai kas? Kas yra aloj? Alijošius? Mes jį pavadinome Teta Beta. Ir tai turbūt buvo neatsitiktinai, kadangi mes atvažiuodami čia vietos lietuvių buvom paprašyti surasti senų Tetos Betos filmukų įrašų. Jie ruošė tokią labdaringą vaikų šventę ir mes vargais negalais suradome, atvežėme jiems ir tas Tetos Betos vardas dar prieš prasidedant kelionį sukosi mūsų galvoje. Sūnus pasakė, internete perskaitė, parėjo ir sako, mama, ar tu žinai, kad Martynas su Vytaru keliauja Amerikoje ir automobilį pavadino tavo vardu, tai aš, nežinodama visokių jokių ten tų aplinkybių kitų, labai, prajuokino, mane pralinksmino, tai galvoju, sąmojingi vyrukai, kokį nors seną išsinuomojo automobilį ir mano vardu, mane labai pralinksmino, kad mano vardu pavadino automobilį, kad aš jūs lydėjau, prisiminėt mane. Kas čia traška? Čia kai duris atidarytos, man atrodo, prašau. Manyti miro. O, užsidaryk. Sergiai nedaužk. Čia yra labai viskas elegantiškai turi būti daroma. Neilgai trukus gimė ir vardas Teta Beta. Iš tikrųjų atrodo tokia Teta Beta su geriausiais prisiminimais ir mums šis automobilis turi vardą greičiau negu kad buvo per pastarąsias kelias keliones. Man pasirodė gražus, ypač kad raudonas. Man patinka raudoni automobiliai. Atidaryk variklio dangtį iš karto. Reikia pažiūrėti, ar viskas gerai. Kompresija gera.
Wow! Tokį variklį tik tankę esu matęs. Tokio dydžio. Čia panašu į tai, kad čia yra net kažkoks atskiras fabrikas, kuris dirba savo gyvenimą gyvena. Netgi pagalvojau, kad Indijoje, kai važiavom su Lahudra, penkiese susigrūdė į tą mažutį automobilį, tai jis tilptų į bagažinę šio automobilio galbūt. Sugrįžę atgal mes pamatome skirtumus, tai kad ten po kapotu galima buvo sudėti ar pakankamai daug daiktų. Čia vargu ar kas nors tilps, net Coca-Cola skardinė turbūt nelabai. Visiškas automobilis, man atrodo, tilptų į bagažinę. Jo? Tokio dydžio bagažinė, tai ten dabar labai gerai supranti, kai Hollywoodo filmuose ten slepia įkaitus, ar tai netgi nusikaltimo pėdsakus ir įdeda vieną arba du lavonus, tai dabar aišku, kad iš tikrųjų yra padaroma čia Jungtinėse Amerikos valstijose, nes lengvai telpa. Ką čia, Maigai? Nedirba signalas. Tai nereikia mums. Kaip nereikia? Rėksim. O tai kaip važiuot kelionės, signalas buvo pagrindinis instrumentas? Padangas paspardai ir važiuoji. Veikia? Nežinau, prie ko prisikabinti. Dar gyvenime nesu paprasčiau automobilio įsigijęs kaip dabar. Atėjai, pasiėmė raktelius, išvažiavai. Jaučiuosi kaip patyręs automobilio vagis. Nieko net laužti nereikėjo ir daužti, net laidukų daryti nereikėjo. Pasirodo, Amerika iš tikrųjų viskas galima taip gauti greitai ir lengvai. Gavosi labai paprastai, Martynas yra mano geras kolega kaip ir Vytaras ir draugas. Ir jisai paskambino, klausė, ar tu neturi kokios nors dainos, ar negalėtum parašyti dainos specialiai šiam įvykiui. Aš nežinau muziką, ar ten yra kelionė, bet pats tekstas yra ten taip, apie kelionę, apie dviejų žmonių kelionę, sakysim, metaforiškai kažkur tai, iš kažkur į kažkur tai. Šiandien mes abu vieni, lyg numirt pasmerkti. Jautiesi kaip amerikoniškose filmuose per išleistuvių vakarą? Jo. Kaip chemikas laboratorijoje atlieka eksperimentą, jis taip pat darydamas eksperimentą numano, kaip ten turėtų viskas įvykti, tačiau niekada nėra iki galo tikras, koks bus rezultatas. Beliko paruošti automobilio išorę mūsų ilgai kelioniai. Mūsų partnerių lipdukais mes automobilį papuošėm nesudėtingai, kadangi jau ta indiška patirtis yra ir supratome, kad iš tikrųjų tokia patirtis nedingsta ir ateityje jau čia nebebus klausimų, kaip galima gražiau papuošti, patininguoti automobilį, nes jau žinome, kaip taip daryti ir daryti tai gerai. Štai taip dar viena mūsų kelionė, kuri vadinasi Mylių Amerika. Mes skaičiuosime mylias, būtent nuo to miesto, nuo kurio ir pradedame dabar mūsų štai šį projektą. Mes pradedame viską nuo Čikagos miesto, kurio pavadinimas be jokios abejonės daugeliui lietuvių yra puikiausiai pažįstamas. Būtent čia Čikago yra didžiausia lietuvių kolonija. Jų čia yra, arti 200 000 išsibarstę po visą Čikagą, po Čikagos priemiesčius. Čikaga, kuri yra trečias pagal dydį miestas Jungtinėse Amerikos valstijose. Čia gyvena pačiam mieste 3 milijonai žmonių, jeigu mes skaičiuotume su visais priemiesčiais, yra beveik 8 milijonai. Ir Čikaga, miestas, kuris, galima sakyti, beveik pastatytas iš naujo. Dar 19 amžiaus pabaigoje, girdėjote tą istoriją, kad jisai buvo beveik sudegęs visiškai viskas, didysis Čikagos gaisras buvo ir štai dabar atrodo, kad tas gaisras buvo tik tai liko vadovėliuose ir istorijos žinynuose, kadangi apie tai yra tik tai keletas prisiminimo vietų. Mes čia be jokios abejonės sutinkame labai daug lietuvių, su jais konkrečiai susitiksime ir šį vakarą, kuomet dalyvausime lietuvių labdaringame vakare. Kol kas turime laiko šiek tiek žvilgti į tą didelį, gražų, įspūdingą ir patys amerikiečiai sako, kad yra turbūt vienas gražiausių miestų visose Jungtinėse Amerikos valstijose. Čikaga man paliko išties tokį malonų, tvarkingo, gražaus miesto įspūdį ir kaip galbūt tas būna stereotipas, kad Amerikos didmiesčiai jie tokie varginantis, nepatogus, purvini, slegiantis gal tokie. Tai Čikagoje taip nėra. Puikiai didžioji ir mažoji architektūra, puikus kraštovaizdžiai, labai Mičigano ežeras šalimais, kuris yra skverai, skulptūros.
labai daug žalumos, netgi su Marčium kalbėjom kažkaip, kad galbūt ne veltui lietuviai pasirinko Čikagą, nes tai yra ir klimatinės sąlygos panašios į Lietuvos ir jame jaučiasi kažkas va tokio, lietuviai tinka prie širdies. Kadangi mes išvažiuojam dar, kaip, negreitai turbūt, ne, bet mums ryt paryčiam dienom. Mes pamiršom vieną svarbų dalyką, tai yra mes pamiršom papuošti mūsų automobilį tradiciškai tautiniam spalvom. Dėl to čia Čikagoje ne problema yra parduotuvė. Lietuvėlė, rankom gaminti suvenyrai, einam pasižiūrėsim dabar, kaip visą tai atrodo. Matyt, kad tose parduotuvėse vyksta toks atskiras gyvenimas, nes tai yra ne vien tik tai vieta, kur tu gali kažką įsigyti, tačiau tai yra vieta, kur yra dalinamas informacija, naujienomis, žmonės ateina ten bendrauja ir manau, gražu yra tokie dalykai. Kažkur kitam pasaulio krašte tu pamatai dalelę savo šalies. O tai čia lietuviai pagrindiniai pirkėjai pas jūs? Tipai jau tie? Tipai jau, ne? Tai reiškia ta vyresnės kartos jau. Viskas kaip Lietuvoje, muzika lietuviška, visi žurnalai, laikraščiai lietuviški, sriubos konservuotos, meduoliai. Toks jausmas, kad dar neišvažiavome, ne? Ja. O filmai? Filmai rusiški. Vytaras neatsilaikė ir įsigijo Lietuvos krepšininkų marškinėlius, kuriuos galbūt Lietuvoje netaip ir paprasta rasti. Tas kaukolės ir jautėsi labai patenkintas. Kuo iš vardu? Agnė. Agnė, labas Agnė. Aš Marčius, čia Vytaras. Čia kitų draugų mes nepažįstam. Ar jūs eisite tą lietuvišką šventę, kuri čia bus po 2 dienų? Sakė labai garsiai. Ai, rytoj? Aha. Vaikų čia tas koncertas. Vaikai. O kiek metų jūs jau čia? 2 metų. Tai dar nedaug. Ir akcento dar nėra kalboj. Šitas labai senas laikraštis. Čia pakankamai naujas, o tas Amerikos lietuvis irgi, kiek žinau, senas. Turbūt pagrindinis. Ačiū, Agne. Ačiū. Sėkmės. Sėkmės. Yra Čikagos mieste vieta, kurioje lietuvybės koncentracija gerokai viršė bet kokius įsivaizduojamus standartus. Tai Čikagos lietuvių jaunimo centras. Bet šioje vietoje mūsų laukia dar viena staigmena. Labą dieną. Vytautas šių rūmų prižiūrėtas. Labą dieną. Čia buvo mano žmona. Labą dieną. Kinas Tarkus, mano tolimas giminaitis. Ar šitaip? Užeikit, kaip mamaldutė gyvena. Puikiai, nu va, net negalvojau, kad Iš čia... Kauno, iš Ropų, iš Mackevičių. Taip. Nu, tai va. Mama Mackevičiūtė, jau. Mažas pasaulis, ar ne? Kavos išgersim, ar šampano. Kad mes taip po truputį visur važinėjom, tai nelabai to laiko. Giminių visur. Visur sutiksi žvirblį lietuvių. Tai va toks netikėtas susitikimas, kuris iš tikrųjų buvo, labai smagus. Ten paminklai, koplytstulpiai, bažnyčia, bareljefai ir visa kita, tai išties pribloškė. Pasijutau, kaip aplankęs savo mėgstamiausią Lietuvoje muziejų, Kauno Vytauto didžiojo karo muziejų, nes ten išties būtent mane visą laiką domina tas periodas tarpukario Lietuvos ir ten jauti ir matai, kad žmonės, kurie buvo priversti pasitraukti iš Lietuvos baigiantis Antrajam pasauliniam karui, išsivežė su savim ir nemažai įdomių eksponatų, kurie ten yra ir rodomi ir juos gali pamatyti. Tuo metu prekės lietuviškos arba eksporto prekės, kurios buvo vežamos, kaip supratau, į Jungtinės Amerikos valstijas, nes yra su užrašais angliškai, kumpis, dešrelės, mėsa, kiauliena. Manau, kad ten išties galima daug ko rasti ir daug ko sužinoti. Tai buvo nuostabi pažintis iš tikrųjų. First of all, I think a Lithuanian coming to the United States realizes more about Lithuania. Lietuvis atvykęs į Ameriką pirmiausia kitaip pamato savo šalį ir geriau supranta savo kultūros svarbą. Eilinį kartą pasitvirtina ta taisyklė, kad didžiausi patriotai turbūt vis dėlto būna ne tie, kurie gyvena savo šalyje, jeigu mes kalbame apie patriotiškumo išraišką, bet tie, kurie yra išvykę, kadangi jiems tas tėvynės ilgesys pasireiškia kur kas rimčiau. Tokie namai, toks kultūros centras, jis iš tikrųjų labai reikalingas. O
mes kartu su Aidu tęsiame lietuviškųjų Čikagos pėdsakų paieškas. Mes dabar esame daugmaž tame Čikagos rajone, kur anksčiau gyveno labai kompaktiškai lietuviai. Taip, Aidai? Taip. Kaip jis čia vadinasi tas rajonas? Market Park. Ir pravažiavom lietuvišką gatvę, matėme net lietuviškų užrašų, tačiau dabar lietuvių čia turbūt ir... Nu, aš galvoju, gal dar yra keli, bet iš esmės tai visi išsikraustė. Visi išsikraustė, nes kaip pats matėjau, nelabai ir balto žmogaus yra gatvėje. Bet dalis namų parduodama ir tiesiog ar šis rajonas tapo toksai nebepopuliarus, neprestižinis ar... Šiaip tai kalba, kad atvažiavo paprasčiausiai juodi ir lietuvis iškrausti. Šios jiem tapo gyventi nebesaugu ir atsirado jų tiek daug, kad buvo, kaip matėm, kelios parduotuvės, kurios paprasčiausiai išėjo iš biznio, nes niekas ten nebepirko. Man atrodo, bažnyčiai kunigai pradėjo pamaldas nebe lietuviškai vesti, o angliškai ir ispaniškai. Ir viskas, paprasčiausiai natūraliai viskas dingo. Ką bendro turi 10 litų ir Čikaga? Bendrybė yra viena, Darius ir Girėnas ir Lituanika yra pavaizduoti ant 10 litų, o štai čia Čikagoje stovi monumentas skirtas Lituanikos žygdarbiui įamžinti. Tai buvo pastatyta 1935 metais šis paminklas. Šį savo skridimą skiriame ir aukojame tau jaunoji Lietuva. Tai toks vidury, ne vidury čia Čikagos turbūt. Čia yra Čikagos miestas, ta prasme, ne downtownas, ne pats, bet Čikagos miestas. Nėra, jeigu apsidarysim, tai didelių namų nėra. Toks, nėra priemiestis visai, Bet kokiu atveju tai išties turbūt labai svarbi vieta ir Lietuvos istorijai, nes čia Čikagoje, būtent čia, šiose apylinkėse gyveno didžiausia lietuvių kolonija. Excuse me. Labadiena, ponios. Mes esame iš Lietuvos televizijos. Gal galiu jums užduoti keletą klausimų? Ne, jokios televizijos. O ar žinote, kam pastatytas yra šis paminklas? Ne, aš pirmą kartą jį matau. Reikėtų prieiti arčiau ir paskaityti. You first time here? O jūs čia pirmą kartą? Ne, aš čia gimiau ir gyvenu. Look, you still film. Okay. Thank you. Mean America. Jeigu ne lietuvių labdaros renginys, mes turbūt jau vakar būtume išvažiavę ir keliavę toliau, tačiau paprašyti pasilikti ir aplankyti tą šventę mes negalėjome atsakyti ir mes vieną dieną daugiau pabuvome Čikagoje, nuėjome į pačią šventę ir pamatėme, kaip profesionaliai visam tam ruošimas. Aš net negalėčiau įsivaizduoti, kad pavyzdžiui Lietuvoje, jeigu vyktų panašiai šventė, būtų viskas taip, kad administratoriai laksto sausinėm, tamsoje bėga, pakeičia mikrofonus, vienus stovus išneša, kitus įdeda, šviesos užgesta reikiamų laikų, be jokių pauzių, trukdžių praeina. Iš tikrųjų supranti, kad šou biznis čia yra labai aukštam lygmenį ir netgi nuo mažų metų visi žino, kad kas kiekvienas už kažką atsakingas, visi jaučiasi labai svarbus ir tai buvo labai gražu. Lietuviška nostalgija, ilgesys man iš ties buvo labai jaudinantis momentas ir juolab, kad žinome, kad yra kelios išeivių kartos ir čia buvo būtent ta naujausia išeivių karta. Tai tas labai džiugino, kad jie neįsižadėjo savo šaknų, kad jie domisi, ilgisi ir laukia bet kokios žinios iš Lietuvos. Lietuvos Ryto krepšininko Mindaugo Lukausko marškinėliai pasirašyti komandos narių ir komandos kapitono Stepano Babrausko. Pradinė kaina, Pradinė kaina $100, kas daugiau? $200. Aišku, labai jaudinausi dėl Martyno, kaip jiems seksis pravesti aukcioną organizatorių prašymų, nes Lietuvos laiku tai vyko 5 val. Ryto, tai jam puikiai pavyko. 3 parduota, $300. Valerija, jūs šaunuolė, jūsų pinigai nenueis per niek, mes jų neįsivešim ir benzinui nesunaudosim. Jie marškinėliai atitenka jums, o paaukoti pinigai šeštadieniniai vaikų mokyklai. Ačiū dar kartą jums visiems, jūs šaunuolė, iš tikrųjų labai smagu matyti jūs čia tiek daug.
sėdim vienoje vietoje. Darosi neramu. Rytoj iš pat ryto spaudžiam gazą ir važiuojam į St. Louisą, nes nebeįmanoma būti daugiau. Nes lietuviai jie tokie. Vieni svečius kviečia, kiti svečius. Čia mes iki Joninį neišjudėsim nieko. A ne? Taip? Praklausiau. Bet taip. Pat to, kur dabar realiai sutikau 1000 metų. Nuoširdžiai. O dabar. Gerai. Bet pats galėjot programą paruošti kokią? Pamiršau klumpą. 8:15. Pats metas judėti. Mes turim važiuoti 300 mylių. Nu, tai yra maždaug daugiau negu 300 mylių, tai apie 500 km. Tai žinant, kad šiandien yra šeštadienis, automobilių neturėtų būti labai daug, tai aš manau, kad per kokias 6 valandas mes ramiai nukeliausim iki St. Louis'o. Su pusryčiais. Su pusryčiais stosim? Pagaliau aklimatizacija baigėsi ir judėsim, nes atrodo, Čikagoje sėdim kokį mėnesį. Neprailgo laikas? Ar jau viskas? Jau kažkaip į kelią traukia. Bagažinė nedidoka. Pasiklyst galima? Galėtume kokį nelegalą vežtis. Čia dabar mūsų Biblija, viena iš jų. Čia pagal Matą, čia pagal Joną. 2 Biblijos. Šturmanas pasiruošęs? Jo, dar. Klasioko prietaiso nerandu. Radau. Įvesim tikrai moterišką balsą gražų, nes kažkaip vis jaukiau. Ką čia darot? Bandau užvesti. Gaziuką dame. Čia parodys instrukciją, kaip reikia užvesti automobilį, kurią radome. Kai yra cold engine, reikia pirmą paspaudyti greičio pedalą, tuščiai. Va, tą padaryti. Dabar jau turn key to on position. Jeigu variklis neužsiveda, dar kartą paspauskite greičio pedalą, paspaudinėkite. Netgi paspauskite ir hold parašyta. Aha, nu paholdinam. Ir dabar turn key to start. Hold paspaudęs ir turning. Matai? Viskas pagal instrukciją. Mokytis studentas. Ačiū. Praktiškai jau amerikonai tie žmonės vis dėlto. Būtume neužvedę niekaip. Čia jau kaip tikras lėktuvas. Aš tikrai jaučiuosi kaip tam tokie būna, kur filmuose, kur skrenda kur nors į Aliaską. Tie dviviečiai lėktuvai. Sėsna tipo kažką. Diržas labai jautrus. Pasiruošę? Niekas nežino, jeigu dingtume čia. Mūsų niekas neras. Medis atsargiai. Neramina vis dėlto dydis, nes manevringumas automobilio yra neįprastas ir, pavyzdžiui, posūkio trajektorijas reikia jau labai taip apskaičiuoti. Ir tokia, kadangi didžiulio automobilio masė, tai aišku, stabdžių patikimumas irgi kelia didelį, nerūpestį, bet reikia daug dėmesio skirti ne tiek kiek pačiam stabdžiui, kiek stabdymo būdui. Prasidėjo viskas gerai ir tradiciškai nieko naujo tokiuose kelionėse, nes iš karto vos tik pajudėjom, nors prieš tai to nebuvo, stabdžių lemputė užsidegė. Aišku, mes pripratę važinėti be stabdžių, bet dėl viso ko gerai būtų, nes stabdymo kelias baisiai ilgas šio automobilio. Toks vaizdas, kad šitas nebuvo atidarytas nuo Monrealio olimpinių žaidynių. O rankinis veikia? Rankinis veikia. Spėsiu paspausti. Turėčiau. Kapotas. Važiuokite 0 mylių 1500 pėdų, po to sukite į kairę. Vos pajudėjus iš Čikagos, automobilis netikėtai pradėjo labai įtartinai šokinėti. Žodžiu, susidūrėm kelionės pradžioje tradiciškai su auto problema. Nieko naujo. Pradėjus važiuoti greitkelį, pradėjo mūsų automobilių šokinėti ir nejaukai šokinėti. Mes pamatėm, kad taip niekur toli nenuvažiuosim. Dėl to bandom ieškoti kažkokios taisyklos. Problema ta sakė, kad šiandieną savaitgalis. Ir
Labai mes čia kur galim ką nors susitaisyti. Niekas čia nežino nieko. Degaliniai kalba ispaniškai. Situacija yra tokia, kad kairys ratas tikrai šokinėja. Tuoj kaip pavažiuosim, pažiūrėsim ar dešinys šokinėja. Tai jeigu tik kairys, tai pasiseks, jeigu kas tik pakeisti padangą į atsarginę. Jeigu tai tik padangą. Gali būti ir daugiau kas. Niekad kitaip nebūna, ne? Va dabar matai, kaip mėta. Čikaga mūsų nepaleidžia. Kitoje Myliu Ameriką dalyje. So we have a problem, first wheel. Ar automobilio spalva turi įtakos jo techniniai būklei? Susitikimas su Elvio Preslio dvasia Memfyje. Ir kitoks naujasis Orleanas po uragano Katrina.